14 skyrius nuo 21 iki 31 eilutės. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Judas, ne tas Anas Iskarijotas, paklausė: Viešpatie, kas atsitiko, juk ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui? Jėzus jam atsakė: Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko, o žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvas, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o globėjas, šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiųs, jis išmokys jūs visko ir viską primins,